jums šiandien viešbutį. Viešbutis tikrai labai fainas. Va, kokių medžių įdomių yra Afrikoje, va. Va, šiaip visi tokie namukai, tokie faini. Dideli. Kambariai labai dideli. Dar dabar yra visai rytas, 9 valandos ryto. Bet yra pusė 10 jau, ne? Nu gerai, pusė 10 dabar yra. Bet tikrai šilta, labai karšta, net sakyčiau. Eisim paskui degintis, maudytis į baseiną. Va, kokosai auga. Va. Sako, kokosai per metus ten mus nerealiai daug žmonių. Hebra pagrindė viešbutį, tai prancūzai visiškai visi prancūziškai šneka. Kokie dar vokiečių yra vienas kitas. O čia tai jau prasideda visas grožis. Va, parodyti koks. Čia vakare tai būna labai gražiai staliukai, kaip papuošti baltom staltiesėm, kad vakarieniavo, ten kažkaip jau galima. Na va, ir čia jau baseinas, čia ten toliau. Paskui ten jau jūra matosi. Nu va, labai gražus baseinas, kambariukas. Žmonių dar nėra, visi dar tik pusryčiauja, va, valo baseiną. Na, dar tik 9 ryto, bet čia visi keliasi gana anksti, nes jokio naktinio gyvenimo, kaip sakiau, čia išvis nėra. Tai va, visi ir anksti eina miegoti. Palmės, visur palmės tokios gražios, tikros tokios. Na va, atėjom pusryčiauti, Pauliau, ko prisiėmei? Ai, nežinau viską. Čia indiška duona. Su kažkokiu... Parodyk man tai indišką duoną. Aš jau ją biškį apkramčiau. Sulčiu visko. Va, atnešė arbačikės. Pilk, negailėk. Va, ir aš prisėmiau irgi pilną valgyti. Čia yra mango, man. Jo, mačiau, mango labai skanių yra. Sėdim savo ir deginamės, va. Ir žiūrim, kaip visi valgo. Šiaip žmonių daug, vakar buvo visai nedaug. Bet šiandien vakar visi ir suvažiavo tokie. Tai va, visą dieną čia taip savo ir gulim ir deginamės, maudamės. Keista, kad Lietuvoje taip šalta. O čia mes nusiveldėm į kitą pasaulio kraštą ir va, savo gulim po palmę, va, grinai gulim po palmę. Avia.lt. Avia bilietai ir viešbučiai internetu. Patogu ir patikima.